Sveikos visas, taigi šiandien sveikinuosi su jumis savo naujame video, kuris bus apie naują makiažo priemonę. Ir tai yra Maybelline naujasis blakstienų tušas. Kurį aš labai nekantravau įsigyti, kadangi esu didelė Maybelline tušų gerbėja, mano beveik visi tušai yra Maybelline. Neatsispyriau ir vis dėlto jį nusipirkau ir pamaniau, kad tai būtų puikia proga padaryti pirmojo įspūdžio video, kadangi jį bandysiu pirmą kartą ir galėsim kartu nuspręsti, ar tai yra geras tušas ar nelabai. Pagrindinis dalykas, ką šitas tušas turėtų daryti, tai yra pastorinti, patankyti blakstienas ir jas užriesti. Viskas, ką žada dirbtinių blakstienų įspūdį, mane visą laiką paperka ir visą laiką noriu tą tušą išbandyti. Tai neišimtis buvo ir Maybelline. Šitas tušas man kainavo apie 9 eurus, nes pirkau su akcija ir su nuolaidų kortele Drauge. Šiaip jo kaina, rašo Douglasas, yra 12,50 eurų. Tai šiaip visai nepigu, bet kaip ir visi nauji produktai visą laiką kainuoja brangiau, po kurio laiko tikrai bus išpardavimai ir tikrai bus akcijos. Šiaip pakavimas labai gražus, rožinė spalva, labai įdomiai labai atrodo. Kvapas kaip ir visų, šitėlis yra guminis. Atrodo štai taip. Nieko ypatingo iš tikrųjų. Labai reti šereliai ir jų labai nedaug. Tai įdomu, kaip čia gausis. Ir biškinio to tikėjausi. Nu, aš ir tikrai ne aš tokią vaizdą tikėjausi. Vienintelis dalykas, ką jis daro, tai pastorina blakstienas. Nes šepetėlis uždeda tiesiog toną košės. Ir Maybelline, what the fuck? Jis yra tikrai tirštas ir jeigu jis dar labiau padžius, įsivaizduoju, kokiais gabalais ta košė iš vis turėtų teptis ant blakstienų. Bandysiu uždėti antrą sluoksnį, bet aš tikrai nepagerinsiu situacijos, bet... O, ne. Nereikėtų daryti. Situacijos tai tikrai nepagerino. Nežinau. Man jis nepatinka. Nuoširdžiai, man jis nepatinka. Aš tikrai dėjau didelės viltis, tikėjausi, kad bus superinis tušas. Tuo momentu aš tiesiog jaučiuosi, kai būčiau paėmus to savo 10 eurų ir tiesiog išmetusi balą, nes trūksta žodžių, nes tai yra feilas. Kol kas man tai yra visiškas feilas ir nerekomenduoju niekam šitą tušą, net dabar galvoju, kaip aš pati jį naudosiu. Jis atrodo tragiškai. Man Lash Sensational yra 100 kartų mielesnis, gražesnis, malonesnis.